3 faktai apie mūsų mintis. Mūsų mintys veikia mūsų emocijas. Ne visos mūsų mintys yra teisingos. Teisingas atstumas tarp savęs ir savo minčių gali padėti kritiškiau jas stebėti. Jeigu susitapatinam su savo mintimis, tai kokia mintis mums atėjo į galvą, man atrodo, kad aš taip ir galvoju, tuo būdu mūsų mintis mus labiau valdo. Bet jeigu išsiugdome įgūdį stebėti savo mintis, kaip pavyzdžiui rudenį lapus plaukiančius upėje, mes galim būti kritiškesni savo mintims ir atskirti, kurios mintys yra teisingos, o kurios tiesiog atplaukia mums į galvą. Galime vertinti, kuriomis savo mintimis tikėti, o kurioms leisti plaukti kaip debesims pro šalį.